Sveiki, eteryje balandžio 4-osios Pūko televizijos žinios. Šiandien žiniose. Viešojo transporto keleiviai Kaune bus laipinami tik per priekinės duris. Vyriausioji rinkimų komisija tikina negalinti daryti įtakos politikų pildomom anketom. Apie tai žiniose. Nepaisant to, kad dar šiais metais per savivaldybių tarybų rinkimus buvo išbraukta daugybė kandidatų, Vyriausioji rinkimų komisija tikina negalinti daryti įtakos politiniam anketų pildymui. Prieš kiekvienerius rinkimus kartojasi ta pati situacija, kai kandidatai, kaip išmanydami giriasi, o oponentai, tame tarpe ir per masinės informavimo priemonės, išjuokia, kritikuoja, pateikdami vienas už kitą baisesnius scenarijus. Prieš pat rinkimų pradžią į šį chorą įsijungia ir Vyriausioji rinkimų komisija, kuri taip pat pradeda ieškoti, kaip prie ko prikibti. Ir galiausiai pranešti, kiek pateikusių anketas išbraukti iš kandidatų sąrašų. Ir neteko girdėti nei vieno atvejo, kad Vyriausioji rinkimų komisija nurodytų ir pažymėtų ką nors geresnio, išskirtinesnio iš pilkos kasdienybės. Sakysit, to nėra? Apsiriksite. Štai konkretus pavyzdys iš baigiančios savo kadenciją Kelmės rajono savivaldybės tarybos. Štai tarybos narys Zenonas Mačernis. Jis atstovauja daugiausia balsų 2011 metų savivaldos rinkimuose Kelmės rajone pelniusią Socialdemokratų partiją. Jis pirmas pagal balsų skaičių. O dabar grįžkime į Seimo 2000–2008 metų dvi kadencijas. 2000 metais Zenonas Mačernis yra Seimo narys, kurio kandidatūrą iškėlė Lietuvos demokratinė darbo partija, vėliau tapusi Socialdemokratų partija. Žiūrėkime jo paties pateiktą Seimui anketą. Zenonas Mačernis gimė 1947 metais gegužės 1 dieną. Plungės rajono Šalteikių apylinkėje, Kadaičių kaime valstiečių šeimoje. 1962 metais baigė Šalteikių vidurinę mokyklą. Tais pačiais metais įstojo į Lietuvos žemės ūkio akademijos agronomijos fakultetą, kurį 1967 metais baigė ir įgijo agronomo specialybę. Atkreipkite dėmesį, kad kaip nurodyta biografijoje, Zenonas Mačernis baigė vidurinę mokyklą būdamas vos 15 metų amžiaus. Būdamas 15-metis vaikas iš kaimo, įstojo į Lietuvos žemės ūkio akademiją ir būdamas 20 metų ją baigė. Kiek per visą Lietuvos Seimo istoriją buvo Seimo narių baigusių vidurinę mokyklą 15-mečiais? Pažiūrėkime, kaip tas 15-metis vaikas augo. Nuo antro kurso buvo renkamas studentų kultūros klubo nariu. 4 kurse buvo išrinktas šio klubo pirmininku. Kodėl neviešinami tokie išskirtiniai atvejai ir tokie išskirtiniai žmonės? Kodėl jiems nesuteikiama tribūna? Kas gali susilyginti su tokiu gamybiniu ir partiniu patyrimu žmogaus, kuriam teko kurti ir griauti dviejose santvarkose? Gal kartais nieko nepasižymėjo šioje sferoje? Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininko pavaduotojas paaiškino. Šito fakto mes netikrinam, nes tai, kas nurodoma anketose, nėra tikrinama. Tai yra informacija, kurią pateikė pats kandidatas ir mes tikrinam praktiškai ar pateikta anketa, ar atsakyta į klausimus, kurie yra privalomi. Tai žinokit, visiškai gali būti, kad ir klaida gali būti paties kandidato, pildant anketą ir taip toliau. Matot, šitoje vietoje mums labai sunku būtų kažką tai tą interesą savo kažko tai pagrysti, nes mes net negalim priversti kandidato pakeisti anketą, net jeigu ten yra įrašyta kažkas tai klaidingai. Tik tai pagal jo prašymą asmeninį mes kažką tai galim koreguoti ir tai iki kol sueina įstatymė ten numatytas terminas. Sakysim, tarybų rinkimuose tai buvo iki sausio 24 dienos. Niekaip nepaaiškinamas ir informacijos apie Zenono Mačernio darbą Seime neviešinimas ir pavyzdžių kitiems nestatymas. Dabar pakanka tik pereiti Vyriausios rinkimų komisijos vartus ir tu gali būti ramus. Net už save balsuoti gali paprašyti ką nors. Gali dalyvauti posėdžiuose, jų metu pasnausti. Mūsų kalbamų atveju mes turime įstabių gebėjimų asmens veiklos Seime pasireiškimą. 4 metų darbas Seimo kaimo reikalų komitete, antikorupcijos komisijoje, 1 metų darbas ekonominių nusikaltimų tyrimų komisijoje ir tuo pat metu lygiagretus darbas tarp parlamentinių ryšių grupėse su Kaliningradu, Kazakstanu, Vokietija, Baltarusija, Rusija, Japonija, Anglija ir Airija, Šveicarija, Belgija, Liuksemburgu, Lenkija, Turkija, Portugalija, Kirgizija ir Latvija. O para juk visiems susideda iš 24 valandų. Kaip susiklosto žmogaus likimas? 15-metis vaikis baigė vidurinę mokyklą, o suaugęs, greta pagrindinio darbo, dar lygiagrečiai dirba 15 tarp parlamentinių grupių. Gerbiama Vyriausioji rinkimų komisija,
Pagirtinas jūsų noras neįleisti į savivaldybių tarybas ir Seimą visokius atsitiktinius piliečius, perėjūnus ir perbėgėlius, nuslėpusius dėmę savo biografijoje bei kitus visokio plauko pašlemėkus, kruopščiai tyriant ir analizuojant atitinkamą faktinę medžiagą. Ar neatrodo jums, jog mūsų atveju sąmoningai neskiriamas dėmesys ir nutylima informacija apie tikrai unikalų ir neeilinį reiškinį, kuris turėtų būti visiems pavyzdžių? Pūko žinioms Vaida Kavaliauskienė. Tęsime žinias. Kauno savivaldybės kolegijos posėdėje priimtas nutarimas, kuriuo numatoma laipinti viešojo transporto keleivius tik per priekinės duris. Deja, miesto gyventojai tokią iniciatyvą vertina itin kritiškai. Balandžio 4 dieną kolegijos posėdėje buvo pritarta siūlymui dėl keleivių įlaipinimo į viešąjį transportą pro priekinės duris. Klausimą pristatinėjo Kauno miesto savivaldybės transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas Paulius Keras, kuris iki šių pareigų neturėjo darbo transporto srityje patirties. Ši naujovė pareikalaus 2 milijonų išlaidų, nes kiekvienam troleibusui reikės platinti duris ir pertvarkyti vidų. Norėčiau paprašyti pritarimo keleivių laipinimo tvarkos pakeitimą, organizuojant keleivių laipinimą autobusuose ir troleibusuose pro priekinės duris. Tokia tvarka galioja didžiuosiuose Lietuvos kitose miestuose, taip pat tiek Europos, tiek ir rytus namus. Didžiuosiuose miestuose tokia tvarka jau galiojanti, stebėjome didžiųjų miestų patirtį, todėl ta prasme pasitengsime išvengti jų klaidų. Šiam įlaipinimui reikėtų atlikti tam tikrus remonto darbus, rekonstrukcijos darbus pačiuose transporto priemonėse, tai tiek įlaipinimo kabinų priekinių vairuotojų kabinų rekonstrukcijos bei elektroninio bilieto įrangos perkelimo, kad vairuotojai galėtų kontroliuoti. Kęstutis Kriščiūnas prieštaravo. Tai jūs dabar man pasakykit, jūs sureiknot grafiką, kiek aš atsimenu, sumažinot kompensacijas, kiek aš atsimenu, dotacijas transportui ir dabar dar padarysit laipinimą per priekinės duris. Tai šitas kompleksas, man atrodo, visiškai nužudys tą visuomenį transportą Kauno mieste. Keleiviai ir vairuotojai neigiamai vertina tokias permainas. Kaip bebūtų, vis dėlto seni žmonės, jauni žmonės, vieni skuba, kiti lekia, kiti atsipūtė, taip kad tikrai bus, manau, papildomas problemas tiesiog judėjime. Žinau, kad kitose miestuose jau yra šitas dalykas naudojamas, bet manau, kad jis nereikalingas, nes ypač piko metu esant spūstims, tai manau bus nenaudinga ir bus dar didesnis spūstis lipant tik per vienas duris. Vien žmonėms sunku būtų pirmyn atgal čia per vienas duris tik tais įlipinėti, didelės minės gautųsi. Niekam nemotais, kad šiuo transportu naudojasi specialių poreikių turinti žmonės, studentai, skubantis į paskaitas ar pensininkai, kuriems taip pat dažnai sunku įlipti ir išlipti. Visi nuo Liepos 1 vieningai grūsis eilėse į troleibusus ar autobusus. Valdininkams reikia dirbti, tai ir dirba. Buvo 3 duris, padarys vienas, būtų 1 duris, darytų 3. Svarbu, kad būtų ką veikti. Savivaldybės biudžete ir taip milijoninė skylė. O kažkam prireikia pertvarkyti autobusus ir troleibusus už 2 milijonus. Kam naudinga priimti tokius sprendimus, pamastykite patys. Pūko žinioms Vaida Kavaliauskienė ir Algirdas Arminas. Toliau programoje orai, po jų tyriamosios žurnalistikos laida Kauniečių akimis. Joje pasakojimas apie itin skaudžią duobėtų gatvių problemą. Ačiū už dėmesį ir gero vakaro. Pasak sinoptikų, antradienio naktį palis, dieną be žymesnio lietaus. Žemiausia oro temperatūra naktį bus 1,6, aukščiausia temperatūra dieną 7,12 laipsnių šilumos. Vilniuje rytoj palis. Naktį bus apie 4 dieną iki 11 laipsnių aukščiau nulio. Vėjas vakarų šiaurės vakarų 5-6 metrų per sekundę. Kaune bus nepastoviai debesuota. Naktį oras atvės iki 3, dieną bus iki 12 laipsnių šilumos. Vėjas vakarų šiaurės vakarų 5-6 metrų per sekundę. Nepastoviai debesuota ir Klaipėdoje. Naktį oras atvės iki 2, dieną bus iki 5 laipsnių šilumos. Vėjas vakarų pietvakarių 5-6 metrų per sekundę. Nepastoviai debesuota ir Šiauliuose. Vėjas vakarų šiaurės vakarų 5-6 metrų per sekundę. Naktį apie 2, dieną iki 9 laipsnių šilumos. Panevėžyje naktį apie 2, dieną iki 10 laipsnių aukščiau nulio, palis. Vėjas vakarų šiaurės vakarų 5-6 metrų per sekundę. Palis ir Utenoje. Naktį oras atvės iki 4, dieną bus apie 8 laipsnių šilumos. Pūs šiaurės vakarų 3-4 metrų per sekundę stiprumo vėjas.